Sveiki. Sveiki. Esame bastūnai ir ketiname pasibastyti vėl. Bastytis. Ir aš paskui, kai tu tą... Taip aš sakau, ketinama bastytis. Taip sakydavau. Jaučiu. Žodžiu, kai tu pasakysi ten tą žodį bastytis, aš tada pasakysiu dar, o kur bastysimės? Ne, tada aš turiu pasakyti, turim planą. Eisime 1000 km, o kur tada gali pasakyti? Sveiki. Sveiki. Esame bastūnai ir ketiname bastytis. Turime planą. Planas yra toks. Nueiti 1000 km. Apie. O kur bastysimės? O bastysimės mes Danijoje. Mūsų žygis prasidės Danijoje. Eisime pėsčiomis. Bet dar iki ten reikia nusigabenti kažkaip iš namų. Tai dabar už kelių minučių išeinam iš namų ir eisim iki autobuso stotelės. Iš ten išvyksim iki Kryžkalnio. Tada persėsim į kitą autobusą. Važiuosim į Klaipėdą. Iš Klaipėdos su keltu kelsimės į Kylį. Tada iš Kylio kažkokiu tai būdu bandysim nusibastyti iki Danijos sienos, bet ne pėsčiomis, o gal autobusu, gal traukiniu. Bus matyti ir tada nuo sienos pradėsim savo žygį. Nu ką, dabar einame iki autobusų stoties. Atvykome į Kryžkalnį. Dabar laukiam autobuso. Jau liko 17 minučių tik tai. Važiuosim į Klaipėdą. Iš Klaipėdos bus matyti. Viskas. Užtenka. Man nejaučiu. Žodžiu, esam strese. Autobusas jau vėluoja 9 minutes. Mes nežinom, mes niekada iš tikrųjų nevažiuojam su autobusu. Ir nežinom, ar jie vėluoja iš tikrųjų ar nevėluoja. Dabar esam nuo Klaipėdos uoste. Mūsų keltas išplaukė į Kylį 23:30. Dabar yra 9 valanda ir reikia laukti apie 1 valandą, kol mūsų keltą įkels. Įkels, tikrai. Esam dabar Klaipėdos uoste. Laukiam, kol mus įleis į keltą. Vyksime į Vokietiją, miestas Kylis. Plauksime apie 20 valandų. Tai turėsim nemažai laiko poilsiui, nes labai jau pavargom. 3 valandas keliavom su autobusais. Dabar reikia pailsėti. Tai va, šiaip plaukiam pirmą kartą. Tai net nežinom. Sakė, įkels mūsų keltą, įkels mūsų kažkaip. Mus tik tai apie 10 valandą reikės į keltą įkelti.
veidrodėlis, valangiuką turim, kažkokį, kas per langelį. Šiek tiek langas nešvarus. Einam pažiūrėsim į tualetą. Tualetas. Tukšt. Turim tualetą, turim kriauklę. Taip pat turime ir dušą. Visai neblogai. O minkšta lova? Nežinau, labai. Gerai, palaikyk, reikia ištiesti. Gerai, reikia savo lovą paruošti. Kur kojas? Nėra. Jau yra 1:20 minučių ir eisime jau miegoti. Labanakt. Tu nesakysi? Žodžiu, aš pagalvojau, kad per 1 sekundę 2 kartus pasakai žodį jau. Man nepatiko tas. Gerai, 20 sekundžių. Geriau. 1:20 minučių ir mes einame miegoti. Labanakt. Labas rytas. Labas rytas. Vis dar plaukiam ir pagalvojam, kad turim nemažai laiko ir galim aprodyti daiktus, kuriuos nešamės kartu su savim. Tai žodžiu, yra mano kuprinė 40 litrų, iškart prisitvirtinę turim ėjimo lazdas, miegojimo kilimėlį ir dabar parodysiu, ką nešuosi savo kuprinį. Tai mano kuprinė yra miegmaišis, jisai sveria 900 gramų šiaip kai svėrėm, nors parašyta 800. Tada yra lietpaltis, nes tikrai gausim lietaus, visi rūbai sutalpinti į tokį vakuuminį maišą. Tai čia yra 2 kelnės, 2 šortai, 2 maikutės, 1 ilgom rankovėm ir žodžiu kojinės. Tada tactical footpackus nešamės po 13 vienetų, pripučiama pagalvėlė, akiniai, kaklamutė, pirštinės, žibintuvėlis, 2 gertuvės po 0,75, basutės, kepurė, džemperis, kad visada prieinamoje vietoje būtų. Tada yra vakuuminiai maišai, jeigu prasidurtumėm, ir yra paprasti maišeliai nešvariem rūbam, kol išsiplausim, kad turėtumėm kur susidėti. Servetėlės, higiena visa, nuodų purškalas, kameros dėklas, mano kosmetinė, kameros priedai, visa elektronika. Tai visa tai yra mano kupriniai. Dabar parodysim kitą kuprinę. Čia yra 50 litrų kuprinė, taip pat lazdos, kilimėlis, 2-vietė palapinė, kilogramas 300, higiena, tai yra ne higiena, o vaistinėlė, virtuvės reikmenys, tai būtų ir dujų balionėlis viduje, ir viryklė, puodas, lėkštės, puodeliai, 3 powerbankai po 20 000, taip pat kepurė, akiniai, pagalvėlė, vėl kaklamutė, pirštinės, tactical footpackai, rūbai, taip pat papildomai irgi džemperis, lietpaltis, čia yra didesnė gertuvė, 1,5 litro, miegmaišis, basutės, žibintuvėlis, kelio įtvaras, vėl vanduo, peilis,
trikojis ir vakuuminę pompą maišams sutraukti. Ir mano vyras spintoj. Jau esam išėję iš uosto, dabar eisim iki centrinės autobusų stoties, maždaug apie 6-7 kilometrus. Ir mum autobusas iš ten turėtų išvažiuoti apie 2 valandą nakties. Dabar yra 9 valanda vakaro, tai vadinasi, dar turim apie 5 valandas laiko laukti. Ir ne tik laukti, žodžiu, dar susirasti tą stotį, reikia ir nueiti iki ten. Varėm į stotelę, o dabar tai lauksim. 4 valandas. Neaišku dar ar sulauksim. Na jau. Laukiam autobusų. Vis dar laukiam. Ir liko dar daug. Valandą ir 20 minučių. Važiavom į Flensburgą su autobusu, dabar yra po 3:20. Galvojam, ką darysim. Ar tiesiog eisim per naktį ir per dieną kilometrus, ar kažkur eisim iki sienos, kas yra apie 8 kilometrai. Ir miegosim. Žodžiu, dar nesugalvojom. Vyksta apmąstymai. Yra šalta. Labai šalta. Dabar yra po 3:42. Yra ganėtinai vėlu, bet mes pagalvojom, pasitarėm, kad mūsų startas prasidės nuo čia. Ir mes neįsime kažkur ilsėtis, bet tiesiog pradėsime žygiuoti savo 1000 kilometrų. Teisingai? Teisingai. Taip, pradedam. Atėjom į Daniją. Nuo Flensburgo nuėjom beveik 9 kilometrus. Kiek dabar turim valandų? Dabar yra po 5:12. Turim po 5:12 ir keliaujam toliau. Atėjom iki pirmojo mūsų sustojimo. Pasiėmėm kavos. Dabar gaminsimės valgyti. Pusryčiausim. Yra 6 valanda ryto. Po to eisime toliau. Šiaip oras tai nenusimato geras, nes yra apsiniaukusi tokia ir Vėjuota pakankamai. atrodo, kad būtų geras oras šiandien. Nu, būtų gerai, kai išvengtumėm lietaus, nes pačią pirmą dieną gauti lietaus motyvacijai nelabai. Turim nuėję 10 kilometrų, kiek planuojam dar neaišku, žiūrėsim kaip eisis, nes esam nemiegoję jau kiek laiką, jeigu skaičiuojam nuo vakar ryto. nuo vakar ryto. Tai realiai. Para beveik. Bet ne pirmą kartą, tai ir ne paskutinį. Tai manau, viskas bus gerai. Taip dabar pavalgysim košytę, pasistiprinsim, susipilsim gėrimus į gertuves ir eisim palei Vokietijos ir Danijos sieną. Eisim aplink Daniją, bet Eisim link Šiaurės jūros dabar. pagal laikrodžio rodiklį. Pavalgėm, dabar jau eisim toliau į priekį.
Kažką radau pakeliai. Kas čia yra? Čia bomžas kažkoks? A, čia bastūnė. Žodžiu, nuėjom 20 km jau. Sustojom pailsėti šiek tiek. Išsimovėm iš batų prieš tai. Dabar ruošiamės jau vėl eiti. Tai dedamės kuprinės ant kuprų, imam lazdas ir lėksim toliau. Jo, sunkiausia su miegu kovoti. Nu, matai, jau jinai beveik užmigus. Ėjau žadinti, sakau, varom jau. Akytės merkės. Akytės reikės degtukus įdėti, kad neužmigtų einam. Iš kur gauti? Ką nors sugalvosi, išdroškinam. Jau nuėjom 34 km, bet visą laiką einam asfaltą. Kol kas tik pris asfaltas. Kokia gamta? Kaip Lietuvo. Gamta kaip Lietuvoje visiškai vienoda. Visiškai. Niekas nesikeičia. Tai dabar einam link jūros, iš tikrųjų. Einam link Šiaurės jūros ir rytoj pasieksim Šiaurės jūrą. Ir tada bus vaizdas kitoks. Gal kaip Baltijos jūrai. Nu, iš esmės jo. Iki šiandienos tikslo liko maždaug apie 2 kilometrus. Šiaip ir nelengva, sakyčiau, nelengva. Nes labai atrodo kiekvienam sustojime užmigsim. Šiandien baigiam. Nuėjom 53 kilometrus. Esam neblogai pavargę, nes vis tiek be miego. Sunkiai čia mes kol radom, kur palapinę pasistatyti. Ir dabar eisim statyti palapinę ir pavalgyti. Trumpai apibūdinus šią dieną, tai buvo tikrai nelengva diena, labai miego norėjom, kitų problemų nevardinsim, skaudėjo, šiaip viską. Tai dėl rytojaus, tai rytoj varysim link Šiaurės jūros, kaip ir sakėm, varom pagal laikrodžio rodyklę aplink Daniją. Tai rytoj pasieksim jūrą ir ten maudysimės, pliuškensimės kaip maži vaikai. Bus labai smagu. Saldžių sapnų. Susimatysime rytoj. Kaip ten sako, saldžių sapnų, gerų jausmų. Aš sakau, ant rūgščių obuolių kažkodėl. Kodėl tai jau čia Labą naktis. Labos. Saldžių sapnų.